Miškas tai didelė natūraliai augančių medžių, krūmų, žolių ir kitų augalų bendrija, kuri sudaro ekosistemą, gyvenančią ir vystomą pagal tam tikras gamtos sąlygas. Ekologiškai mišką sudaro 4 ardai. Pirmasis ardas yra medžių, į kurį įeina ąžuolai, eglės ir kiti medžiai. Antrasis ardas yra krūmų, į kurį įeina tokie krūmai kaip sausmedžiai, lazdynai, avietė. Trečias yra žolinis augalų ardas, tai pavyzdžiui žolės, paparčiai, samanos. Ketvirtasis yra dirvožemio ardas, šaknys, grybai ir mikroorganizmai. Lietuvoje vyrauja lapuočių, spygliuočių ir mišrieji miškai. Miškas turi savo formulę. Ekosistemą sudaro negyvoji ir gyvoji gamta. Biotinės gamtos sąlygos arba gyvosios gamtos sąlygos tai visi gyvieji organizmai ir jų tarpusavio santykiai, kurie daro įtaką vieni kitiems gamtoje, kaip pavyzdžiui įvairūs gyvūnai, augalai, bakterijos ar netgi mikroorganizmai. Abiotinės gamtos sąlygos arba kitaip tariant negyvosios gamtos sąlygos tai yra negyvosios gamtos veiksniai, kurie veikia visą gamtą. Tai yra kaip pavyzdžiui saulė, lietus, oras, vanduo, vėjas, žemė, oras ir šios abiotinės gamtos sąlygos taip pat nulemia miško rūšį bei organizmų rūšinę įvairovę miške. Visi šie negyvosios gamtos ištekliai yra labai svarbus visų organizmų gyvybiniai veiklai. Miško ekologinės funkcijos: deguonies gamyba, anglies dioksido sugėrimas, vandens ciklo reguliavimas, biologinės įvairovės palaikymas. Miške, kaip ir bet kurioje ekosistemoje, yra tvarka. Miške galima išskirti organizmo struktūros lygmenis. Pirma, organizmas. Antra, populiacija. Populiaciją sudaro tos pačios rūšies organizmai. Trečias, bendrija. Bendriją sudaro įvairių organizmų populiacijos. Na ir ketvirtas, ekosistema. Ekosistemą sudaro bendrijos, palaikydamos ryšį su negyvąja gamta. Lietuvos miškuose gyvena plėšrūnai, žolėdžiai, paukščiai, ropliai ir vabzdžiai. Vilkas, lapė, šernas, barsukas, elnias, briedis, stirna, kiškis, pelėda, genys, gyvaviedis driežas, varlė, ūsuotis, rečiausiai sutinkama balinis vėžlys. Lietuvoje vyrauja lapuočių, spygliuočių ir mišrieji miškai. Mokslo metų pradžioje mes turėjome galimybę apsilankyti Siesukų miške, kuris yra mišrusis, nors lapuočiai vyrauja. Bei jaunuolynai sudaro 15% medynų, o paviršius gan lygus ir drėgnas. Būnant miške, mes tyrinėjome augaliją ir gyvūniją, matėme ąžuolą, varlytę, vabzdžius bei paukščius. Miškininkė Asta kartu su geografijos ir biologijos mokytojomis pateikė daug naudingos informacijos ir supažindino mus su miško įvairove. Esame dėkingi, kad turėjome galimybę tyrinėti Siesukų mišką ir plėsti savo žinias.